Gerų naujienų televizijos eteryje informacinė laida Čia ir dabar. Sveiki ir kviečiame žiūrėti. Praėjusiais metais įvestų savanoriškų parko lankytojo bilietų bene daugiausiai pasinaudojo aukštaičiai. Krekenavos regioninis parkas tapo lyderiu šalyje. Jame lankytojai daugiausia pirko bilietų ir tai prisidėjo prie saugomų teritorijų puoselėjimo. Nuo praėjusių metų vidurio 4 nacionaliniuose ir 28 regioniniuose parkuose įvestas valstybinių parkų lankytojo bilietas. Savanoriškas bilieto įsigijimas išreiškia lankytojo pritarimą ir norą, kad saugomose teritorijose būtų sutvarkytos rekreacinės, lankomos vietos, pažintiniai takai, kad stovyklavietėse nebūtų šiukšlių. Tai savanoriškas mokestis. Ir visos tos lėšos panaudotos būtent saugomos teritorijos tvarkymui, priežiūrai, švietėjiškai veiklai, pažintiniam turizmui organizuoti. Ir praėjusiais metais mes surinkom 7820 eurų būtent iš lankytojų bilieto tų pinigėlių. Krekenavos regioninio parko direktorė pripažįsta, kad iš pradžių rinkti lėšas buvo gana sudėtinga, tačiau vėliau retas, kuris atsisakydavo savanoriškai susimokėti už bilietą. Kad tiek lėšų surinksim, tai nesitikėjom, mums buvo svarbu surinkti nors kiek, kad galėtume tą patį bokštą eksploatuoti. Na, bet, kaip sakiau, labai daug lankytojų vasarą buvo, ypač vasarą, ir visi geranoriškai sutiko. O mums palankiai yra ši vieta tuo, kad ir lankytojų centras, ir bokštas kartu, ir labai buvo lengva išreklamuoti tą mokestį, visiems informuoti apie jį. Ir labai gerai pasisekė. Ir Lietuvoje tarp saugomų teritorijų mes esam 3 vietoje pagal lankytojų bilieto išplatinimą. 1 vietoje Lajų takas, Anykščių regioninio parko objektas. Tada eina Aukštaitijos nacionalinis parkas ir mes 3 vietoje, tai iš regioninių parkų geriausiai platinom. Iš lankytojo bilietų surinktas lėšas atnaujinti lauko baldai, kuriuos buvo suniokoję vandalai. Nemažai skirta ir apžvalgos bokšto priežiūrai, kelio ženklų įrengimui ir švietėjiškai veiklai. Iš viso panaudota apie 7000 eurų. Aš tai nieko prieš iš tikrųjų, jeigu reikėtų susimokėti, nes po 1 čia po 2 eurus ar kiek, tai čia manau tikrai už tokią ir papasakojimą tokį ir yra ir ko pažiūrėti, o ypač vaikams labai įdomu. Tai tas simbolinis toks mokestis, tai tikrai nemanau, kad čia kažkas tai labai įspūdingo būtų. Su mielu noru galėtumėm susimokėti. Manau vis tik, kas lankos tos vietos po regioninių parkų teritorijas, po lankytojų centrus, tai dažniausiai ir susimoka. Būtent ar savanoriškai, ar privaloma, tai dažniausiai ir susimoka ir susimokės, kadangi jau šiuo atveju ir įvestas mokesčio rinkliava. O tai pritaru, aš pats irgi pritaru tai situacijai. Vienkartiniai lankytojo bilietai kainuoja 1 eurą, mėnesiui 5, metams 20 eurų. Tačiau, kaip pastebima, visgi populiariausiai išlieka už 1 eurą. Per praėjusius metus Krekenavos regioninėme parke apsilankė apie 70 000 lankytojų. Neužpildytos vietos Panevėžio miesto mokyklose šiais metais savivaldybės biudžetui kainuos 360 000 eurų. Kad kitąmet nebūtų patirti tokie pat nuostoliai, savivaldybė sudarė specialią komisiją, kuri siūlo 2 mokyklas reorganizuoti, jas prijungiant prie kitų švietimo įstaigų. Savivaldybėse mažėjant gyventojų skaičiui mažėja ir moksleivių mokyklose. Pasak Panevėžio miesto mero pavaduotojo Petro Luomano, tokie pokyčiai priverčia peržiūrėti ir pertvarkyti mokyklų tinklą beveik kasmet. Vicemeras teigia, jog šiemet pokyčiai Panevėžio miesto ugdymo įstaigų tinkle būtini, kadangi neužpildytoms vietoms finansuoti išleidžiama jau ne dešimtimis, o 100 000 eurų. Prieš 12 metų, 2004 metai, lyginkime ir dabar 16. 2004 metais buvo daugiau kaip 21 000 mokyklinio amžiaus vaikų, kurie lankė Panevėžio mokyklas. Kaip žinote, anksčiau ir 2 pamainos buvo, perpildyta pradinė mokykla. Dabar liko su rajono vaikais kartu sausio 1 dienai 11 440.
perpus sumažėjo. Mokyklųgi tik tai viena buvo uždaryta, Verdenės mokykla. Ir, reiškia, dabar mes turime 360 vietų tuščių, kur kainuoja apie 300 000. Pasak vicemero, švietimo specialistai teigia, jog tam, kad finansai būtų panaudoti racionaliai, Panevėžyje turėtų būti uždaromos 4 mokyklos. Tačiau specialiai tam sudaryta darbo grupė nusprendė, jog kol kas pakaktų reorganizuoti 2 švietimo įstaigas. Bene daugiausiai diskusijų sukėlė siūlymas sujungti Nevėžio pagrindinę mokyklą su Vyturio progimnazija. Nevėžio mokykla. 226 vaikai. Erdvės didžiulės, apie 6000 kvadratinių metrų tenka, reiškia, šitą mokyklą turi. Mokiniui vos ne po butą, jokiais kalbant, apie beveik 26 kvadratiniai metrai vienam mokiniui. Ir be abejo, mokykla kainuoja, reiškia, sakykime, mokinys kainuoja 2 brangiau, turint omeny aplinkos lėšos, nei vidurkis Panevėžio mokyklų. Jaunimo mokykla perkeliama, ten yra 84 sąrašiniai vaikai, kurie miesto centre, tačiau nėra nei stadiono, nei sporto salės, ji būtų perkeliama, prijungiama prie suaugusių mokymo centro. Praktiškai šią mokyklą mažiausiai paliečia, žinoma, šiek tiek paliečia ir darbuotojus, bet jie persikelia į kitas patalpas, tuštėjančias, būtent suaugusių mokymo centro. Suaugusių mokymo centre šiuo metu mokosi, įskaitant ir nekivaizdinį skyrių, ten yra 3 tokios pakopos, mokosi 440 mokinių suaugusių. Jaunimo mokyklos, jie mokosi, kaip sakoma, nuo ryto iki pietų, o suaugusių mokymo centre pagrinde mokosi jau po pietų. Bet ir tai nereiškia, kad tos klasės bus dubliuojamos. Ten užtenka vietos ir jaunimo mokyklos 84 vaikams. Vicemeras prašo mokyklų bendruomenių supratimo, nes pokyčiai yra neišvengiami. Juolab, kad reorganizuotų mokyklų patalpos nebus tuščios. Patalpų jau seniai prašo įvairios įstaigos ir bendruomenės. Miesto mokyklų tinklo pertvarkos projektą savivaldybės tarybai ketinama teikti kovo 29 dieną. Valstybinė įmonė Regitra primena vairuotojams, kad senojo pavyzdžio laminuoti vairuotojo pažymėjimai nebegalios. Todėl vairuotojus ragina nelaukti paskutinės minutės ir suskubti pasikeisti senuosius vairuotojų pažymėjimus. Valstybinė įmonė Regitra primena vairuotojams, kurie vis dar naudoja senuosius laminuotus vairuotojo pažymėjimus, kad šie nustos galioti jau kitų metų vasario mėnesį. Tačiau norintys išvengti didelių eilių raginami jau dabar planuoti laiką ir pasikeisti pažymėjimą per šiuos metus. Regitra kviečia gyventojus nelaukti to termino ir pasikeisti senus vairuotojo pažymėjimus į naujus metų bėgyje. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu štai tokie vairuotojo pažymėjimai baigs galioti 2017 m. vasario 3 dieną. Ir lietuvio būdą mes žinodami tikimės, kad apie gruodžio-sausio mėnesį bus didžiulis antplūdis gyventojų norinčių pasikeisti tuos pažymėjimus. Todėl kviečiame pasikeisti nedelsiant, nelaukiant to termino pabaigos. Metų bėgyje. Panevėžio Regitros filialo viršininkas primena, kad norint pasikeisti senąjį vairuotojo pažymėjimą, vairuotojai su savimi privalo turėti senąjį vairuotojo pažymėjimą, galiojančią sveikatos patikrinimo pažymą, galiojantį asmens tapatybės dokumentą, pasą arba identifikavimo kortelę. Pasikeisti vairuotojo pažymėjimus galima visoje Respublikoje, nesvarbu, kur žmogus yra registruotas. Jis gali tą atlikti bet kuriame mieste, Regitros padalinyje. Taip pat, kadangi procesas vyksta nuolat, vyksta egzaminai, atsiranda vairuotojų, tie vairuotojai gauna vairuotojų pažymėjimus, taip pat keičia vairuotojų pažymėjimus 2 metų pabaigoje,
natūraliai susidaro eilės antradienį ir šeštadienį Panevėžio filiale. Todėl kviečiame gyventojus ateiti trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį, kada būna mažiausios eilės. Pašnekovas primena, kad vairuotojai, kurie vis dėlto nepasikeis vairuotojo pažymėjimo, gali sulaukti baudų. Taip pat regitros atstovas primena, kad panevėžiečiai, neturintys galimybės pažymėjimo pasikeisti Panevėžio filiale, tą gali padaryti ir kitose Lietuvos miestuose. Taip pat galima pasikeisti Panevėžio apskrityje ir regitros padaliniuose Biržuose, Tekimo gatvė 4 ir Rokiškyje, Respublikos gatvė 111. Valstybinė įmonė Regitra gyventojų patogumui juos kviečia atvykti trečiadienį, ketvirtadienį arba penktadienį ir taip mažiau laiko praleidžiant eilėse pasikeisti senąjį vairuotojo pažymėjimą į naują. Primename, kad tai vairuotojai privalo padaryti iki 2017 m. vasario mėnesio. Iki šių metų Liepos 1 nedeklaravusieji tikslios gyvenamosios vietos rizikuoja netekti pašalpų ir kitų socialinių išmokų. Tai apibrėžia nuo naujųjų įsigaliojęs Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo pakeitimas. Specialistai sako, kad savivaldybėse nedeklaravusiųjų tikslios gyvenamosios vietos tūkstančiai. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo pakeitimai patvirtinti jau praėjusiais metais ir įsigaliojo šių metų sausio 1. Įstatyme nurodyta, jog iki šių metų Liepos 1 gyventojai turi patikslinti savo gyvenamąją vietą. Vien Panevėžio mieste tokių žmonių yra 5,4 tūkstančio. Tikslios gyvenamosios vietos nedeklaravę asmenys neteks teisės kreiptis į socialinės paramos skyrių dėl pašalpų bei kitų išmokų. Deklaravusi gyvenamąją vietą savivaldybėje be tikslaus adreso asmenys iki Liepos 1 dienos turėtų kreiptis į Panevėžio miesto savivaldybės administraciją ir pateikti duomenis apie būstą, kuriame faktiškai gyvena arba su kuriuo yra labiausiai susiję. Šitie pakeitimai reiškia, kad nuo Liepos 1 nebebus taip vadinamai deklaruotų prie miesto savivaldybės asmenų. Nuo 2016 metų Liepos 1 bus panaikinti asmenų, kurie įtraukti į apskaitą prie Panevėžio miesto savivaldybės duomenis. Ir todėl tokie asmenys nebeteks galimybės kreiptis dėl socialinės pašalpos, dėl išmokos vaikui, dėl vienkartinės gimimo išmokos ir kas svarbiausia, tai nuo Liepos 1 dėl prasidedančių paramos mokinio reikmenim įsigyti ir nemokamo maitinimo prašymų priėmimo. Gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijas kaimo teritorijose vykdo seniūnijos. Gyvenamąją vietą deklaruojant nenuosavame bute ar name būtina pateikti ne tik asmens dokumentą, bet ir galiojančią būsto nuomos sutartį. Kreiptis reikėtų, kaip ir sakiau, į Panevėžio miesto savivaldybės administraciją. Dokumentus priimamajam, įėjimas iš Vilniaus gatvės ir 7-8 darbo vietos. Svarbiausias dokumentas, kurį su savimi reikia turėti, tai būtų asmens dokumentas, o visa kita priklausomai nuo realios faktinės situacijos. Jeigu žmogus deklaruos savo gyvenamąją vietą nuomotam būste, tai turėtų būti nuomos sutartis, aišku, ji turėtų būti oficialiai registruota ir įteisinta, o kitos visos situacijos sprendžiamos vietoje. Pasak Sonatos Vizarienės, pakeistas Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas palengvins kai kurių būsto nuomotojų dalį. Patalpų savininkams, kurie ir būsto, sakykime, savininkams, kurie deklaruos pas save žmonės, vienas iš palengvinimų yra tas, kad jie registruodami savo priklausančią gyvenamoji patalpoje asmenį galės nurodyti netgi terminą, iki kada jis registruojamas, tuo išvengdami, kaip dabar dažnai būna, kad bijo, kad paskui sunku su žmogumi išsiskirti ir visa kita. Tai sakyčiau, įstatymo nuostatos palengvinimas, kad būsto savininkas tiesiog galės nurodyti ir datą, iki kada jis, sakykime, leidžia asmenį gyventi savo priklausančiai patalpoje. Specialistai rekomenduoja deklaruoti gyvenamąją vietą iš anksto ir paskutiniosios birželio savaitės nelaukti, kadangi kai kurių dokumentų parengimas užtrunka, be to gali prasidėti darbuotojų atostogos.
Iki 2017 balandžio 1 visi naminiai gyvūnai privalo būti paženklinti ir registruoti valstybinėme gyvūnų augintinių registre. Nors daugėja šeimininkų, kurie atveža į veterinarijos kliniką savo gyvūnus pažymėti, vis tik daugėja ir tokių, kurie gyvūnų atsisako ir atiduoda į prieglaudas. Nuo 2016 metų sausio 1 dienos įsigaliojo Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo reikalavimas, kad visi Lietuvoje laikomi šunys, katės ir šeškai būtų paženklinti mikroschemomis. Juose visam gyvenimui yra užfiksuojama jūsų gyvūnėlio tapatybė, veislė, lytis, amžius ir jūsų kontaktai, vardas, adresas ir telefono numeris. Jie pagal mikročipo unikalų numerį suvedami į nacionalinę registracijos bazę ir gali būti keičiami pasikeitus savininkui ar savininko kontaktams. Procedūra visai paprasta. Pirmiausia, asmuo turi kreiptis į veterinarijos gydytoją dėl mikročipo įvedimo. Tuomet duomenis gali suvesti pats veterinarijos gydytojas arba keturkojo šeimininkas gali kreiptis į valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą. Norint, kad tai būtų pigiau, tai gali žmogus, gyvūno savininkas, nuvažiuoti į valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ir jam tenai suves visus duomenis nemokamai. Veterinarijos gydytojas sako, kad kol kas nesulaukiantis gyvūnų mylėtojų ištroškusių paženklinti savo augintinius antplūdžio, tačiau žmonių susidomėjimas ir mikroschemas turinčių gyvūnų skaičius auga. Aš manau, kad daugėja, bet gal ne taip, kaip visi tikėjosi, kad čia bus labai daug tų gyvūnų ženklinamų. Gal dar žmonės, jie gal dar tokioj abejonių, tokioj būsenoje, kurie dažniausiai tai ženklina tie gyvūnus, kurie dažnai keliauja su gyvūnais, kurie keliauja į kitas šalis, po Lietuvą, kurie keliauja daug, kur, tai šitie ir ženklina. Kad gyvūnų ženklinimas mikroschemomis sukels diskusijų ir nepasitenkinimo bangą, buvo numatyta iš anksto. Mikroschemos įvedimas kainuoja apie 15 eurų. Baimintasi ir dėl to, kad daugiau gyvūnų atsidurs prieglaudose. Jau dabar tą patvirtinti gali Panevėžio gyvūnų globos draugijos vadovė Rūta Liberienė, kuri mano, kad sprendimas ženklinti augintinius nėra pats geriausias. Tikrai čipavimas neišgelbės nuo beglobių gyvūnų mėtymo. Kas norės, jie tikrai išmes arba išpjaus ir tą čipą, niekas priversinai to čipo nedės, o tikrai žmonės, kurie rūpinasi ir turi priglaudę arba nori paimti iš gyvūnų prieglaudos ir laikytis pas save, tai jiem čipuo dar papildomai leis pinigus, tai tikrai nėra jokios prasmės. Aš nemanau, kad žmonės išmes tuos gyvūnus vien dėl to, kad reikės juos sužymėti. Jie tikrai jų neišmes tų gyvūnų, o kurie išmesdavo seniau, tai jie ir dabar išmes. Čia jau nuo žmogaus mentaliteto čia priklauso. Čia ne dėl to, kad reikės suženklinti gyvūną, aš jį paimsiu kažkur į mišką, nuvešiu ir išmėsiu. Taip nebus. Taip nei vienas nepadarys su savo augintiniu, kurį myli. Veterinarijos gydytojai primena, kad gyvūnų ženklinimas nėra brangi procedūra. Be to, ji yra užtikrinanti, kad pasimetęs gyvūnėlis visada atsiras. Be to, ji užtikrina, kad pasimetęs gyvūnėlis visada atras namus, o kiti asmenys negalės iš jo savavališkai pasisavinti. Naujoji programa tikimasi laikui bėgant sumažins beglobių gyvūnų skaičių. Šiaulių moters ir vaiko klinikoje besigydantiems vaikams nuotaiką praskaidrino linksmi svečiai. Čia apsilankė programos Raudona nosis gydytojai klounai. Tai profesionalūs aktoriai, kurių kuriami personažai mažiesiems ligoniams visoje šalyje dovanoja šypsenas. Mažieji Šiaulių moters ir vaiko klinikos pacientai sulaukė ypatingų svečių. Šie raudonomis nosimis pasidabinę linksmuoliai klounai Zigmas ir Matilda savo pasirodymais džiugino sergančius vaikus. Iš tiesų už raudonos nosies slepiasi profesionalūs aktoriai. Tai visoje Europoje vykdomos programos Raudonos nosis gydytojai klounai nariai. Svarbiausias jų tikslas – pasitelkiant triukus, muziką, vaidinimą, mažinti mažiesiems ligoniams stresą, skausmą ir liūdesį, tai padedant greičiau pasveikti. Nors iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo lengva ir žaisminga, kad galėtų įžengti į palatą, aktoriai turi praeiti ilgą pasiruošimo etapą. Pasiruošimas dažniausiai yra iš dviejų dalių. Tai pirma dalis yra meninė dalis, nes vis dėlto mes tikime, kad menas būtent ligoninėse padeda vaikams lengviau sveikti, bet ir yra psichologinis pasiruošimas ir suvokimas apskritai apie vaiko raidą, psichologiją, nes labai didelis skirtumas, kaip prieiti prie vaiko, kuriam yra 3 mėnesiai, 3 metai, ar tai yra paauglys, nes mes šiaip dirbam su vaikais nuo 0 iki 18 metų. Šiuo metu Lietuvos
Lietuvoje raudonos nosies programoje dalyvauja 8 profesionalūs aktoriai, gydytojai, klounai. Programos vadovė sako, kad didžiausias iššūkis šiame darbe – sugebėti prisitaikyti prie kiekvieno vaiko fizinės ir psichologinės būsenos. Juk mažiesiems skauda, jie būna ir pikti, ir pavargę. Taigi mūsų pusė darbo yra ne tik, kad atnešti gerą emociją ir gerą nuotaiką vaikams į ligonines. Mūsų pusė darbo yra diagnostika, reiškia suprasti vis dėlto, ko vaikui reikia, ko reikia jo šeimai. Juk mes patenkame į ligoninę ne savo norų ir negeriausiose situacijose, iš streso, iš kažkokios ligos ir taip toliau. Ir situacija palatose vis dėlto būna sunki, nes norisi namo. Ir vat mes bandom ištirti su klounais tą nuotaiką vaiko, vaikišką, žaismingą, ir jam atnešti į palatą kažkokią pasaką, žaidimą, pasiūlyti kažkokią nuotaiką. Viešnagės moters ir vaiko klinikoje metu gydytojai klounai aplankė 4 skyrius. Klinikos direktoriaus pavaduotoja sako, kad tokia terapija ypač svarbi vaikų psichiatrijos centro ligoniukams. Mes visada norim, kad aplankytų mūsų vaikų psichiatrijos centrą. Tai iš tikrųjų be galo sudėtingas skyrius. Vaikai yra įvairaus amžiaus, galbūt dominuoja vyresni vaikai, paaugliai ir kažkaip labiausiai turbūt noris prie jų prisiliesti, prie jų nerimo, prie baimių, prie depresijų paūmėjusių, tai kažkaip toks visada atrodo, kad ten mūsų yra reikalingiausios tos raudonos nosis. Raudonos nosies programa Lietuvoje vykdoma jau 6 metus. Per visą šį laiką gydytojai klounai aplankė daugiau kaip 44 000 sergančių vaikų. Štai tiek šioje Gerų naujienų televizijos informacinėje laidoje Čia ir dabar. Ačiū už jūsų dėmesį, neperjunkite kanalo.